Žinot, man atrodo, aš toksai labai unikalus žmogus. Aš dabar tiesiog tokį pagalvojau idėją, kodėl taip sakau ir kodėl taip galvoju. Šiandien, let me, let me, let me, let me, let me tell you something. Šiandien aš, va šitaip, su tokiom kelnikėm, pala galbūt nesigirdi, su tokiom kelnikėm, nu normaliom kelnikėm, ane, su tokiais marškinukais, aš buvau ir, palaukit biški, ir su tokiais batais, su tokiais, va tokiais, va tokiais batais, aš, eik tu savo, aš dirbau mechaniku. Nu, tipo, mokinausi. Na ir ką žinau, man tai patinka, man taip gražiai atrodo. Aišku, suvarysiu aš juos. Šiaip tai jau jie ir taip suvaryti, nes matot, šiaip tai jie jau yra labai seni marškiniai. Matot, va šičia visas šitas yra šiaip dizainas per visą turėtų būti, per visus marškinius. Bet jie yra antiek išvaryti, nu, tiesiog nuo trinties ir panašiai, kad jie tiesiog juodi pasidarė vietose. Nes matot, va čia, kur yra siūlė, visi va tokie, bet va čia visi juodi. Jie nėra purvini, jie yra nusitrynę nuo tiek, kiek aš juos esu nešiojęs. Na ir ką? Man tai šiaip tai labai patinka ir atrodo stilingai. Ir to pačiu žinau, kad reiškia, aš dirbu su jais. Tai maždaug vos negalima sakyti achievementų, žinot. Daug matę jie yra. Ką turiu omeny, kad unikaliam būt galbūt yra baisu. Tai ateina, va šita idėja, dabar šitie žodžiai ateina iš žmogaus, kuris, kaip ir sakiau, profkiai su marškiniais dirba. Baliaus marškiniais, baliaus batukais. Žinau, man patinka. Niekas nesako, kad negalima. Nu, dėl saugumo gal batai turėtų būti šiaip darbo batai, kad jeigu kažką užsimestum, nu, kad tavo pirštai dar būtų sveiki. Bet šiaip tai mes dabar kol kas tokių dalykėlių nedarom stiprių. Tai aš kol kas dar su baliaus batukais būnu. Man patinka tai. Aš ateinu kiekvieną dieną, ar tai būtų teorija, ar tai praktika, aš ateinu su kokiais marškinukais, aš ateinu su kokiu megztiniu ir paskui su žieminė striukė, nors ir dabar ruduo. Man tiesiog taip patinka. Na ir ką. Ir nekreipiu dėmesio į ką kiti, pavyzdžiui, galvoja arba kas ką sako, nes aš žinau, kad man tai patinka. Jums kas yra, jūs galit būti, kad jūs nepajaučiat, kaip jūs būnate įsprausti į tokius rėmus. Kaip čia pasakyti, nesuformulavęs buvau minties į tokias gairias, į tokias visuomeninės gairias, kad va taip turi atrodyti tas, turi atrodyti taip, turi daryti tai, turi daryti va taip, tai turi daryti va taip, pavyzdžiui. Tokios gairės yra padarytos ir tada gyvenimas pasidaro melancholiškas, ar kaip ten vadinasi tas dalykas. Vat pavyzdžiui, aš dabar galima sakyti kaip ir 100% savim, 100%, kad 100% savim pasitikėti, aš šiuo metu nepasitikiu į tai, ką sakau, bet aš žinau, kad tai yra idėja ir kad tai yra nu, tokia tikrai svari ir tikrai egzistuojanti idėja ir mintis, kurią aš noriu išsakyti ir kurią aš noriu pabrėžti, nu, pasakydamas tai savo ir jum. Ir tiesiog pažiūrėti, kaip jūs reaguosit ir kaip aš reaguosiu paskui. Nes, aš žinau, nei vienas mes nesam tobuli, aš tai iš viso dabar tobulėjau senelyzai. Įsivaizduok, aš 18 metų vaikas, čia dabar kažką kalbu. Ar jūs tikrai 100% manim tikit?
Nu, turbūt, kad ne, bet man ir nereikia, kad jūs tikėtumėt. Man reikia tiesiog, kad aš pasitikėčiau savim ir aš eičiau toliau ir aš ieškočiau tos finansinės laisvės savo, tvirtinčiau savo užsibrieštus tikslus, galvočiau, turėčiau savo ideologiją, turėčiau savo mąstyseną tvirtą. Aš tiesiog savo, va šitaip kalbėdamas su jumis padedu savo ir labai labai tikiuosi, kad padedu ir jum ir kuriu tokią lietuvišką, tvirtą, paprastą, atsipalaidavusią bendruomenę. Labai tikiuosi. Šiaip tai dabar jos kol kas nėra. 5 prenumeratoriai kol kas. Tai jūs įsivaizduokit, galit vėl pasižiūrėti, kaip progresas atrodo šitaip, man atrodo, buvo tas vaizdo įrašas. Galit pažiūrėti dar sykį. Vat va šitą vaizdo įrašą, kiek yra įrašų ir kiek aš prenumeratorių turiu ir kokios kokybės aš darau vaizdo įrašus. Ir tada, ką su to daryti? Tiesiog pagalvokit, kas vyksta pasaulyje. Nežinau. Kokios idėjos išeis, tai nežinau, parašykit komentaruose arba dar kažką padarykit, pagalvokit, pamastykit, pagalvokit, ar jūs, pavyzdžiui, tokio dalyko negalvojat daryti, pavyzdžiui, kelti vaizdo įrašų. Šiaip tai esu girdėjęs iš vieno žmogaus, galima sakyti, draugo turbūt, jog vos ne didžiausia klaida, kurią jis yra per gyvenimą padaręs, jis irgi 19-18 metų bet žymiai daugiau pasiekęs už mane šiuo metu, tai sakė, kad didžiausia, kaip čia klaida, kurią padarė, būdamas biškį jaunesnis, tai metai prieš, 2 metai prieš, 3 metai prieš, kai pradėjo savo verslą ir savo tiesiog kūrybą ir savo, tiesiog, kaip čia pasakyti, maratoną į priekį, į savo užsibrėžtus tikslus, sakė, kad buvo didžiausia klaida, kad jis to paėmė ir kaip čia tas dabar žodis, ir nedokumentavo. Tai pavyzdžiui, vaizdo įrašų nedarė, fotkių nedarė. Ir jo, tuo metu atrodo lyg, ką tu čia paimsi, padarysi, pasakysi, ką tu čia, tiesiog sukursi, kai tu dar nieko neturi, kas čia tavim patikės, jeigu tu dar nieko nepadaręs, nieko nepasiekęs, nieko neturi. Bet šiaip tai jis pats sakė, dabar šiuo metu, kai jis turi ten jau virš milijono kapitalo, jis paėmė ir sakė, viena iš didžiausių klaidų, kurią aš esu padaręs, yra, kad aš savo pradžios nedokumentavau. Tai buvo ir pačiam savo, kad būtų pasižiūrėjęs, kiek toli yra nuėjęs, būtų buvę labai jam smagu turbūt pasižiūrėti, bet to pačiu ir jum. Sveikit, ką aš darau. Aš darau tą, ką sakė kitas žmogus, kad gailėjosi paskui. Ir aš to nedarau dėl to, ne dėl jo. Aš darau dėl savęs šitai. Bet tiesiog, ką žinau, mane tas komentaras, aš jau buvau pradėjęs šitai daryti, kai jis jau tą shortą padarė, bet mane tas komentaras dar labiau paėmė ir pavežė daryti šitos vaizdo įrašus dar labiau. Tai jo, vėl rentas 10 minučių apie tiesiog aplamai gyvenimą. Matėt, iš viso pradėjom nuo mano uniformos, my abs, pamatėt mano pilvą. Ir jo. O pasibaigęs tuom, kad matai, vienas iš didžiausių klaidų buvo, kad nebuvo dokumentacijos. Tiesiog, tokie vaizdo įrašai, man atrodo, man ir smagiausia daryti. Jie tokie tikri atrodo. Jiem taip neatrodo. Aš paimu
pradedu apie beleką šnekėti ir tada nueinam dar kažkur, ir tada dar kažkokia pamoka ateina ir paskui dar regretai ateina. Žinau, tokių daug turbūt nebus, bet tikiuosi patinka, tikiuosi nenuklikino 95 procentai žmonių per pirmas 30 minučių. Tikiuosi 10 pasiliko procentų. Vis tiek šis tas būtų. Ja. Manau, šiam epizodui tiek. Su jumis buvo Emais. Jeigu norit manęs biški daugiau ir jau esat daug ką pasiekę šiandienai ir norit atsipalaiduot, galit nueit pasižiūrėti į mano gaming kanalą Emais LT. Ten yra Vault Hunteriai, skliautų medžiotojai, toksai grojaraštis, Minecrafto modpackas, kuris man labai patinka ir aš jo labai didžiuojas, kad aš jį žaidžiu. Tai galit nueit pasižiūrėti. Arba darykit darbus. Iki.